Visur paminklai gyviem mirusiem prezidentams. Visiems prezidentam. Nu, yra. Paluošų galais kalti. Tai va, iš tikrųjų čia mano kiemukė, ką matot, čia visur galite vaikščioti po visus tos užkampus. Aišku, ten kažkokių didelių grožybių nerasit, ką aš padarau, tai į parką tempiu, o čia viduj daugiau ir tokių smulkesnių darbelį. O čia kai kurių tokių baibokų moteris, gal ypatingai ilgai nežiūrėkit, naktim paskui sapnuosit. Ten kitoje vietoje karinė tematika paveikslų ir jeigu tie reportažai per televiziją ar radiją jau nusibodę, galite irgi geriau pailsėti. Ne, eisim, viską turim pamatyti, turim parodyti, aš jau noriu, kad viską pamatytumėm. O tada jau galim spręsti vertinti, ne? Tai jo. Ar jūs patikėtumėt, toks menkas žmogelis, taip akmenis iškart gali, ką? Žmogus visko Taip gali. ir sako, ne vien su rankom reikia dirbti, ir su galva. Taip, jeigu Dievas Tai gali. jau nubrūžinau visą pakaušį. O kaip dirba, galit pasižiūrėti, yra, aš esu nufilmavęs visus tos skulptūros. Sakau, kur reikia pasižiūrėti, atsimenat? Ne. Tos tvoros ten, kur tuos... O prenumeratorių turbūt turės, istorijos muziejus. Akmenės istorijos muziejus, tai yra viską, kaip į skalą, kaip dar. Neturi tų tokių fiziškų vyriškių, kurie galėtų kažką padėti. Padėti nėra. Nėra. Ir iš tikrųjų baisiai netrokšti. Man ramia aplinka yra didelė vertybė. Aš jau čia, o jūs... Jie geriau kaip Libiotka ir trikampis. Istorijos muziejus. Radot? Iš tikrųjų dabar yra tie keltuvai. Ar kas paprašai, aš tik tai prisiprašyti ir sunkiau. O Libiotka turint jau greičiau. Trys vamzdžiai, Libiotka įsikėlė labai greitai. Nu, aš dabar einu akmenų krūvą. Dabar daleisim jūs, tai jūs man galėtumėt pasakyti. Aš norėčiau iš tą akmeną kažką padaryti. Ar išeitų iš ją? Kaip jūs pasakysite? Iš kiekvieno išeitų. Iš kiekvieno išeitų, va, matai. Svarbu, kad nebūtų suskilęs. Va, įkaltins, kad nebūtų. Nori likti gyvą, tik tai šiaip, kad kaukštautų biškį. Ne. Va tenai jau tas asulas, tai jeigu galiu parodys. Va tas akmuo jo čia iš Dievo padaryts. Tie roželiai iš Dievo. Iš Dievo visi padaryti tie roželiai, jūsų rankų čia nėra pridėti, va šito privalo. Pakalsi, tartų. Jau pozuos, Jinai renka, jinai tik renka. Pasprui pozuos, žinokit, padėtų. Kaip pasveikimas, kaip iškersa, pasidarbuotumas. Sako, su kuo susidėdi, toks jau pats tam. Pas vieną giminaitį papozuos. Skandinaviškai. Man atrodo, kad didelė dauguma skandinaviškų, bet visą laiką ir mintis, nu ką, nejaugi mūsų žemė iki ledynmečių nebuvo akmenų. Juk turėjo būti. Tai aišku buvo. Aš nemanau, kad čia visi yra... Jie visi žemės ištraukti daleisi iškasti. Skandinavijai tie kalnai kyla plokštamas viskas ir sudunda. Iš tikrųjų tenai atskyla, ledynmetis atstumia, bet ir tų ledynmečių A6 yra minimi mokslininkai. Bet aš manau, kad ir be ledynmečių, nu įsivaizduokite, tai kaip ta žemė, kokiam turėjo būti be ledynmečių. Ar nori pasakyti, kad smėlis ir tik tai juodžemis? Manau, kad turėjo būti tų akmenų ir mūsų prigimtinių kažkur. Negalėjo būti taip, kad vien tik tai būtų atsiūsti. Tik Skuodo rajone, tai negalėjo žmogus privežti tiek, kiek turėjo. Ledynmetis nuo Skandinavijos ir čia vis tirpa pasiliko. Čia pajūris netoli šitą vietą geriausia sutirpa. Matai ir pati tą formą, pasižiūrėkit, kokie yra akmenys. Jie yra būtent ne kaip uola atskilus aštri, bet būtent kampai vis nušluoti. Dažno akmens yra kažkokia viena ar pora plokštumų. Būtent slinkimo tas momentas yra daug.